varžybose nepasisekė niekas. Ta, ką mes buvom pasiruošę, praškai nieko neišpildėme. Pirmoje eilėje, aišku, norėtų atsiprašyti savų sirgalių, o pasveikinti varžovų su pelnyta pergalė. Priežasčių daug, dėl ko tas pralašimas buvo. Manau, kad visose pozicijose, tiek standartuose, tiek gynybinėse funkcijose, tiek presingė mes atlikome labai daug grubių klaidų ir to pasekoj Kėdainiai laimėjo, su kuo aš juos ir sveikinu. Pasiektas saldi, labai reikalinga pergalė. Vyrai su didelėm širdim, su gera emocija, su, nežinau net kaip įvardinti, kovojantis už savo miestą, atiduodantis už savo miestą. Atvažiavom tikrai pasiruošę, tikėjomės sunkios kovos, tokia ir buvo, galbūt rezultatas neatspindi tokios kovos, nes Gargždai daugiau kontroliavo kamuolį. Mes laukiam savo progų nuo gynybos, antrų numerių, bet sužaidėm, manau, kad pačias geriausias rungtynės visame šiame A-lygos sezone. Tas ir įtakojo mūsų pergalę, užtikrintą pergalę ir labai reikalingą pergalę. Sakau, didelės geros emocijos, važiuojam toliau, dar geresnis pasitikėjimas savom jėgom ir, sakau, ačiū visam kolektyvui, kiekvienam žaidėjui, kuris išėjo į aikštę, kovojo ir pasiekė šią įspūdingą pergalę.